come back? Yeah, yeah. That's it. Hey. Very nice. Yeah, so after the summit, or it will succeed or not succeed, I will text you on WhatsApp, don't worry. Yeah, but the summit day It will be tomorrow. tomorrow. Yeah. So if tomorrow everything will be fine, in the end of the day, actually can come over for me. Yeah, perfect. Okay, no drama, because tomorrow I have to pick up our clients in Santa Rosa Okay. 12, and then I can go to pick up you. Okay, why? Because the normal service is to go to Tejo's, wait, go to the summit, and come back. Okay. It's not leave you in Atacama and then come back. Okay, it's the common service is. That's why I asked you yesterday if you want to go to Tejo's PM or AM, because Yes. one is stay there and come back. Yes. We usually not leave people there, because then it's very difficult to coordinate the. But I have communication, exactly. so we can No chat on. I be there 100%, okay, but you only have to tell me the hour. Yeah. If I am driving from Santa Rosa to Laguna Verde, and that takes for me some hours. Yes. Wait for me. Yes. I will arrive there. Yeah. Okay. I don't leave you alone. Don't worry. Okay. It's okay. Okay. Then tomorrow, what is your idea to start the summit? I will start. I think around 4-5 o'clock in the morning. Yeah. Worst case scenario, if tomorrow I cannot make it to reach, I will stay in Tejo's and waiting for another chance. So it could be take 1 or 2 days. But we have Reach and Starling, so we will communicate. Yeah. The day after tomorrow, if you want to make another try, I have to go maybe to Vicuña with my clients. Okay. But I can pick up you in the evening. No problem. I have time. I can drive all the night or all the day. Okay. For me, it's not problem to go to Tejo's. Okay. In different hours, but because I have 3 clients. Yes. And the itinerary start. Total understand. Okay. Total understand. No problem. Sveiki bičiuliai, nu ką, viskas mane surinko, pasikroviau 2 kuprinės ir dabar tiesiai iš Laguna Verde keliaujam į Tejo's, kas yra 5,8 km aukščio ir paskutinė stovyklavietė Ojos del Salado ugnikalnių. Tai šiandien laisvadienis, nuvažiuosim čia mes turbūt pakankamai greitai ir rytoj šturmas. Tai pasiėmiau Starlinką, kad ryšį turėčiau, pasižiūrėjau saulės panelę, žiauriai gerai krauna powerbankus, tai galėsiu iš powerbankų naudoti Starlinkui energiją ir turėtų nebūti problemų. Ir jo, dabar šitie vyrukai mane nuveš. Praeitą kartą Ersio mane vežė, bet Ersio dabar turi daug klientų ir biškių užsiėmęs, nėra ko norėti. Kai tada keliavom, buvo COVID metas, tai labai mažai kas kopė ir buvo alpinistų nedaug. O dabar jau užimtas laikotarpis, tai tiesiog Ersio tas vyrukas davė savo kolegų kontaktą ir susiderinom šiandien, kad šiandien mane užveš. Ir paaiškinau, kad jeigu rytoj man nepavyktų užlipti į Ojos, aš vis tiek sėdžiu, laukiu, pasiėmiau vandens, maisto, tai visko turiu. Ir tada laukiu antros progos ir tada antrą progą irgi vėl bandau lipti. Tai viską išaiškinau, bet jisai turi Garminą, aš turiu Garminą, tai kaip ir viskas gerai. Sukomunikuosim.
That was nice. Oh. Oh. Yep. Hold it. Okay. I hope you enjoyed the trip. Nu, kaip čia atrodo? Okay. Gultai. Hola. 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 Hola, adelante. Viens, du, trys, keturi, penki, šeši. Gerai, mūsų, man atrodo, tiek nėra. Gal ir yra. Reikia skaičiuot. Fotito. Hi. Hi. Speak English? Yeah, a little Cool. bit. Jerko, nice to meet you. Auris. Felipe. Felipe. Oscar. Oscar. Where are you from? Lithuania. Lithuania. Yeah, Lithuania, and you? Lithuania, Estonia. Yes. Yeah. And you? From Chile. Chile? Yeah. All of you? Let's say 600 Okay. kilometers away from here. So trying to summit tomorrow? No, after tomorrow. Ah, okay. On Monday. Monday. Yeah, there will be a little window of good weather Okay. between 3 a.m. to 3 p.m. on Monday. And tomorrow probably will be snow here. Today. No? You know? I check the Monday will be more snowy. But in the evening, yeah? Or yeah. Okay. And when do you want to? Tomorrow in the morning. Tomorrow morning. Yeah. Well. But I have time, I have food and water, so just in case if I didn't summit tomorrow, I will wait. And you can try Monday Yeah, probably, yeah, because a lot of people are coming on Monday trying to the Okay, summit. okay. So you will have a second chance to Yeah. attempt. Okay. And are you climbing alone? Alone? Yeah. Yeah. Nice. Solo. Nice. Well. I did that in 2021 in Ah. COVID time, but I reached only 6'4". Okay. To the And crater. 6,400 está el cráter. Yeah. Volcanic crater. But I gotta get down. Why the conditions? Just need more acclimatized. Ah. Yeah. Not enough time. Yeah. And next day was storm, so I got down and Yeah. so I didn't reach the summit. Yeah. Now you have a second chance. So. That's the plan. How many days are you climating? A week ago we climbed Aconcagua, Ah. Okay. and yesterday I climbed San Francisco. Okay. You are ready to. So to go straight to the hopefully, summit. Yeah. And at what time do you think it's a good time to to start to attack the between 4 and 5, 4 and 5? Okay. something like that. We will try at 5. Yeah. Yeah, because early is too Too cold. cold. Looks like I was hoping that was like full of tents No, in here. because yesterday it was full of snow. Yesterday. Yesterday, So yeah. no one climbed. No climbs. A track reached only 6,004. No, 5,000. 5,400 Ah, meters. Then okay. they go back. Okay, so we're lucky. Yeah. Yeah. We're I lucky. was very scared because the tracks. So that's why I picked that tent. That's why I thought it will be the full of this Yeah, house. But we bring a tent. The same because Yeah. we thought are full of people. So we will go back the tent to the Atacama refugio. Okay. So now we are bringing some water, food. For Yeah. after tomorrow. For tomorrow. Mañana en la noche. Acá. Yes. Yeah, tomorrow. Yes. Sleep. Tomorrow resting. Yeah, tomorrow we will rest. If we can sleep a little bit, but Monday we will try 5 a.m. more or Okay. less. Okay. So do you need something?
No, I will bring my stuff here. Try during pandemic alone. Yeah, I was in 21, so I totally was alone in Laguna Verde for 3 days, totally solo. Yeah, but do you think In that here that also is better solo? or Better. was better? Yeah. Yeah, right now it's really crowded. Yeah. It's really crowded, and I was sleeping in the house, bathing in the All for you, in the pool, totally solo. Like a bungalow. Yeah, In the yeah. beach. Iškeliavo vyrukai. Tai pasirodo, jie čia tik užsivežė vandens ir truputį maisto ir leidžiasi Atakamos stovyklavietę truputį žemiau. Čia yra 5, 8, 3, 7. Tai jie nusileis iki 5, 4 gal. Kažkas tokio ta stovyklavietė. Jo, tai ir tada rytoj užlips iki čia. Nu, tokia kaip papildoma klimatizacija. Nes jie San Francisco nelipo, tai jiems biški reikia dar laiko. Tai o aš čia vienas karaliauju. Pasaka. Eik tu savo. Kiek maisto resursų. Nu jo, čia visi palieka, kas pabūna. Kai aš čia buvau 21 metais, tai viskas tuščia buvo iššluota. Ką, kaisimės vandenį, valgysim, gersim, ilsėsimės. Aš karaliauju. Žiauriai nesitikėjau, nes dabar sezonas. O čia dieną ar 2 prieš tai buvo pripustytas, sakė, tai nieks negalėjo davažiuoti. Todėl visi pasiekė tą žemesnę stovyklavietę. Tai kaip ir mums pasisekė iš tos pusės. Gerai, palapinę statyti nereikės vadinasi, liuks ir šilčiau miegot. Nes palapiniai vis tiek jau ne taip šiltai kaip tenais apačioj prie Laguna Verde to ežeriuko. Čia jau vėsiau. Na štai kaip ir susikomplektavau rytojaus šturmo dieną, ko reikia kopiant į 6-8, 6-9, į 7. Tai vat, tai gal nuo apatinės kūno dalies, elektrinės kojinės, jų vienų užtenka, skarpo batus, tiek su batais, ant kojų brinė termo storas, ant to eina pūkinės kelnės ir neperpučiamos, neperliejamos kelnės, su kojom tiek, viršus viena maikutė, ant viršaus brinė viršus termo šiltas ir džemperis. Aš šitą džemperį vieną turiu, tai ir dėsios. Jo, tai šitą užtenka džempo, šilto ir ant viršaus pūkinės striukė. Ir jeigu sninga lyja, tai dar dėdėsi viršaus neperšlampančią striukę, kurią deduosi dabar kol kas į kuprinę. Kas liečia pirštinės, eisiu dabar kol kas su 2 elektrinėm. Jeigu kažkas negerai, tada dėdėsi plonas ir pūkinės. Bet dabar tiek plonas, tiek pūkinės irgi laikysiu kuprinėje. Ir kai tenais būsiu pavojinga dėl byrančių akmenų, iš šiltos kepurės keiti į plonesnę kepurę ir dėdėsi šalmą. Kas liečia akinius, tai... No problem. Argentinėtis dar vienas atkeliavo. Tai būsim dviese. Akiniai 4 kategorijos. Turėtų be abejo atsarginius. Ir dar turiu slidininko akinius, jeigu būtų didelis vėjas, kurie irgi yra iki 3 kategorijos slidininko jau. Tai kaip ir tiek aprangos yra. Šturmui, po visko, jeigu gerai, išsimauni iš batukų, iššauni vilnonės kojinės, kroksiukus, atsipalaiduot ir mėgautis arbatėlę. Priminsiu, per parą reikia suvartoti 5 litrus, čia yra 6 litrai, nu tai vat tiek turi suvartoti per parą laiko, tokiame aukštyje. Kad jaustumėsi gerai,
kad galvos nespaustų ir, nu, pagrindas dėl to, kad nejaustum to aukščio ligos. Tai va, kalu 0,75. Vieną išgeriu, kai tiesi, vėl daraisi, visada pilnas, žodžiu, reikia gerti. Gal ir ne Mišelinas, bet prie arbatėlės tai pats tas. It's like going 20 meters and stop. 50 meters and stop. Prieš kelias valandas atvažiavo. It feels like a full sprint. I can imagine. 50 meters of the sprint or 100. Prieš kelias valandas atvažiavo du lenkai, vyrukai nuo pat Kaupepo su dviratukais. Jie aišku turi truputį suporto, kad maistas ir vanduo būtų jiems duodamas, bet kosmosas atmynė iki čia su dviratukais. Ir jie rytoj irgi planuoja lipti viršūnę, aišku, be dviračių. Tai jie sakė apie 3 maždaug, 4 valandą, aš irgi panašiai. Ta kompanija 12:01 nakties pradės lipti. Tai jų tikslas buvo iš tų 2 lenkų atminti iki čia su dviračiais, kas jiems ir pavyko padaryti. Kosmosas. Kosmosas iki 5-8. Sako, norim pabandyti tiesiog daugiau, kiek dar įmanoma pavažiuoti ir viskas, grįšim. Tiesiog savo čeką užsidėti, iki kokios aukščiausios altitudės yra daminė su dviratukais. Eik tu savo. Come on, guys, come on! I can be in the front of your motivation. Nu, 5-8 bėgt, neblogai. Gerai, reikia atsikvėpuoti. Come on! Slowly, steady. Wait. You feel it? I will check altitude. And it was like Takama for us. Like Well, it says 5.831. as well. But it's supposed to be 5.8 3.7. down. So it's always like Shit. shit. Feel it? The rule don't run. Don't run. Only step by step. Step by step. On bike, step by step. Fucking snow.
Wow. Penki, 8, 5, 5. Dar biški pamins. Aš pamiršau striukę, tai einu žemyn. Nešilta. Bet jo, su dviratuku stipru tikrai. In there, 5855. 5855. Yeah. Thank you. Try to reach 5860. I will do that. Would be nice. Okay. Give me time. Yeah. Nu, įdomu, kokio aukštį pasieks. Aišku, fainai būtų 6 kilometrai. Bet jau ten nelabai įmanoma. Jau ten visiškai bekelė prasideda. Ir čia pusdienio reikėtų tiek sukilt. Kosmosas. Nu, kol vlogą sumontavau čia, vyrukams pavyko pasiekti 59. You reach 5.9, right? 5.9. 5.9? 5.9 something. Around. I don't know. Okay. But more You than exceeded 5.9. Dabar pasiimu dar Starlinką. Sukasi Starlinkas nuo powerbanko, tik saulė pasislėpė, tai jau viskas. Sulūtis neišnaudosiu šiandien. Kita kompanija nuėjo miegot. Čia ta, kuri kelsis 12. Tai jiems jau reikia miegot. O aš ką dar toliau arbatėlės geriu, bet irgi už valandos reikės ir man eit gult. Aš kelsiuos 3, startuosiu 4 maždaug ryte. Tai kaip ir viskas paruošta pas mane kuprinė. Kompanija irgi dėliojasi daiktus, kaip kas kur. Na gerai, panelė krauna tikrai. Kiek vatų atiduoda. Superinis dalykėlis. Pusryčiams avižos, kakavo ir tiek žinių. Sneksų biškį pasimsiu. O, sninga. Saulės panelė sumontuota, bet čia turbūt, kad radijai daugiau, tai čia viduj nieko nėra. Gal kažkada ir buvo apšvietimas. Ką, viską, žinokit, jau po 8:17 visi eina gult. Tai man irgi reikia. Dar va kelios minutės ir įkels vlogą. Starlinkas pasisuks tuoj. Į kepurį įdėjau powerbanką. 39%. Neblogai juda. Ir viskas, atjungiu ir einu miegot. Rytoj svarbi diena. Man tai ypač, kai yra ta akistata su ugnikalniu jau antrą kartą. Tikėkimės, viskas bus gerai. Ta pasaga, kurią radau dar 1 ir 2 dieną link bazinės stovyklos, kopiant į Konkagvą, tai aš su tą pasagą įsidėjau į kuprinę su jie ir sukopiau šturmą. Tai dabar irgi tą pasagėlį įsidėjau į tą savo mažą kuprinę, su kuria rytoj kopsiu. Gal atneš sėkmę. Tikiuosi.
Jo, reikia ilsėtis, išsimiegot kiek įmanoma, bet čia bus sudėtingas miegas. Tie kelsis 12, tie kelsis pusė 3, aš 3, nu žodžiu, visi skirtingai, tai šurmulio bus. Nebent sausų kamštukais miegoti, bet kažkaip patirtis byloja, kad tada pramiegu žadintuvą. To tai nenorėčiau. Tai gal tiek to. Ką, susitiksim rytoj. Tave irgi atjungiu. Hebrytė bandys rytoj lipt, o po lipimo mina žemyn, kaip supratau. Tai žodžiu, šturmo diena artėja. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit užsiprenumeruoti mano kanalo, nes rytoj bus būti ar nebūti. Jo, pasistengsiu. Nu, aklimatizaciją turiu. Užsikrovęs, pasimaitinęs, gerai skysčių privartojęs, N litrų. Tai gal viskas bus gerai. Sutiksime rytoj šturme. Iki bičiuliai.